kurioje transporto priemonėje, velkant lanksčia vilktimi, leidžiama vežti keleivius. Lengvajam automobilį gali būti ir krovininio automobilio salone. O mes iš dešinės rankos, va tuščia, pas mus nieko nėra, tai mes galim pirmi važiuoti. Kai mes nuvažiuojam, tada dviratis, kai dviratis nuvažiuoja, tada raudonas. Matot, tas paryškintas ir yra pagrindinis, o mes esame iš apačios visada, tai mes esame šalutiniam kelyje. Tai mes, kai sukam taip į kairę, mes turim praleisti iš priešais atvažiuojančias mašinas. Tai mes turim praleisti jį, kadangi irgi iš pagrindinio, ir po to mes galim pasukti. Tai turiu praleisti raudoną automobilį. Ką karūnavo Liepos 6 dieną 1253 metais. Mes turėjom tik vieną karalių, Mindaugą, ir tais metais, 1253 metais atsirado Lietuva. Tai įsivaizduojat, viena seniausių valstybių